Na ir dar vienas dalykas, kurią norėčiau pasidalinti. Labai įdomų dalyką. Pradžios knyga 2 skyrius, 25 eilutė. Abu jie buvo kokie? Nuogi. Žmogus ir jo žmona. Tačiau nejauti jokios gėdos. Jeigu pasižiūrėtumėte į dailininkus, kurie piešia Adomą su Ieva, vaikštančius Edeno sode, praktiškai visada jie yra nuogi tikrai, tiesioginė to žodžio prasme. Tokie kaip vyras su žmona savo miegamajame, jeigu nutarė praleisti intimų laiką. Ir jie nesigėdėjo. Tai dabar sakykite, atkeliauja angelai, pasibendrauti su Adomu ir Ieva. Angelai. Raštas sako, kad pas angelus yra rūbai. Ir nėra jie nuogi. Jie su rūbais. Bet štai atkeliauja pas Adomą ir Ievą, kurie yra nuogi. Ten angelas pasižiūri, Gabrielius taip atskrenda, pasižiūri, moteris nuoga vaikšto. Kaip Adomui jaustis? Eina sau. Dar jeigu ateina kokios angelės, kokiais plaukais, gražios ir priskrenda prie Adomo, pasibendrauti, Adomas toks nuogas stovi, ar ne, angelės aplink jį tenais vaikšto, bendrauja. Kaip Ievai jaustis? Kas čia dabar darosi? Ir tikrai Adomas su Ieva, jie nebuvo ta prasme nuogi, kaip mes dabar suprantame. Taip, kad galiu nuvilti jūs, kurie galbūt tikėjotės, bet to nebus. O kas tenais tokio buvo? Psalmių knygą atsiverskime 104 skyrių, mielieji. Yra tokia viena detalė. Yra paminėtas rūbas, kurio jie dėvėjo. 104 skyrius psalmių. Ir paskaitykime 1-2 eilutes. Šlovink viešpatie mano siela, viešpatie mano Dieve, tu be galo didis, apsisiautęs garbė ir didybė, apsigaubė šviesa lyg drabužiu, tu ištempei dangų lyg palapinės dangą. Čia pasakyta, kad viešpats yra apsigaubė šviesa lyg drabužiu. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte į Naują Testamentą, kaip angelai pasirodydavo žmonėms, autorius rašo, jie spindėjo savo rūbais. Angelai taip pat buvo nuogi. Tik paprasčiausiai, tas rūbas apsigaubė šviesa lyg drabužiu. Ta šviesa, spindinti šlovės šviesa iš šlovės pasaulio dengia jų kūnus taip, kad neįmanoma nieko matyti. Ir tai atrodo kaip baltas rūbas. Taigi Adomas su Ieva lygiai taip pat gyvendami šlovingoje karalystėje, turėdami tyrą tobulą bendravimą su Dievu ir dangaus angelais, jos dengia šviesos rūbas. Todėl, kai angelis ir angelai atkeliauja, taigi, žinote, jiems nėra ko gėdytis. Tas rūbas pas jo šventasis buvo, jie buvo nuogi, sako, bet nesigėdė kodėl, nes šviesa dengia juos. Šviesos rūbai dengia juos. Ne, nematė. Bet jeigu norėtų, tai viskas įmanoma. Mėlėjai, nes kitaip nelogiška būtų, kodėl angelai, kurie yra belyčiai, kurie neturi apvaisinimo aparatų, kodėl jie su rūbais, o kurie turi apvaisinimo aparatus, vyras su moterims be rūbų. Tai nenormalu, kam slėpti angelus, jeigu jie nieko tenais neturi. Esmė tokia yra, kad būtent visi dangaus gyventojai yra su šviesos rūbais, nes yra šviesos vaikai. Jeigu Dievas yra apsigaubę šviesa lyg drabužiu, tai ir jo vaikai lygiai taip pat. Ten nėra taip, pas mane lydžinsas, pas mane tenais yra vrangal, tenais ar ne, ten nėra ten tokių dalykų, mėlėjai. Visi turi nuostabius spindinčius rūbus.